Penktadienio vakarą sakome jums iš LFF Kauno treniruočių sporto centro ir šiandien čia. Pirma lyga remiama Top Sport. Praleido mūsų šalyje, pradėjo jis savo pasirodymą Jonavos klube, tuomet žaidusiame aukščiausioje lygoje. Čia smūgis virš vartų. Šiuo atveju pasisekė šeimininkams. Jau flangų kauniečiai, čia perdavimas į baudos aikštelės prieigas. Greta Virpsto prašvilpia kamuolys. Atsibudo šiek tiek į Vilniaus BFA vartus ir prisidėjo prie puikaus to pirmojo blyno, kurį iškepė B1. Čia smūgis į vartus, karšta prie varžovų vartų, Tardelį. Dar vienas Brazilo bandymas, neįtikėtinus triukus išdarinėja Giedrius Kvedaras. Gyvatvorė. Tardelį kirtis ir spurda kamuolys už vartų. Reikia oponentą, tęsia savo reidą ir užkliūna už B1 saugo kojas. Greita kontrataka. Ar bus smūgis? Taip, 1-0. Williamas Akpanas muša pirmąjį šių rungtynių įvartį. Brendo rezultatyvus kirtis, prieš tai turėjo idealią progą B1 ekipa. Dar prieš tai taip pat galėjo pasižymėti šeimininkai ir pagaliau Williamas, aišku, dar ko gero pirmoje sezono dalyje neforsuos įvykių. Čia Išanas Kortas labai rizikingai žaidžia, suteikia progą varžovo puolėjui. Koks čia cirkelis vyko. Taip pat patenka į rezultatyviausių lygos žaidėjų sąrašą. Smūgis, oi, kaip nevykusiai siunčia sviedinį aukštai virš vartų Stanley Josa. Dabar prašoko išmušinėdamas kamuolį B1 vartų sargas. Goko, smūgis ir lygų, 1-1. Štai taip, antrąjį kėlinį pradeda Panevėžio Ekranas. Jau prieš tai klydo prie savo vartų Išanas Kortas, dabar ta klaida buvo pasinaudota, tiesa ne iškart, bet prie to prisidėjo B1 vartų sargas. Ir Mindaugas Minevičius čia suklupęs ant vėjos. Dairausi į jo šio sezono statistiką. Pirmasis jo įvartis šį sezoną. Čia šansas. Ir 2-1. Štai taip. Nieko nelaukdami. Vėl susigrąžina pranašumą B1 futbolininkai. Įspūdingas Nikolas Aleksandro Rangelio įėjimas į aikštę. Po keitimo pasirodęs Dainaviečiai taip pat jau visos sudėties rungtyniauja. Tik metimo į krepšį nėra. O čia ir arbitro švilpukas skelbiantis, jog B1 iškovoja savo trečiąją pergalę čempionate su 11 taškų.